sėkmingai tai vis įvyks. Jūsų labai mažai pradedu matyti, tai galiu nesureaguoti tinkamai, ar girdisi, ar nesigirdi, ar viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj. Tvarkoj, tai ačiū tada. Kolegos, tiesiog nepaklausėm turbūt, kiek jau, ar buvo iš jūsų tarpo, kurie dalyvaujat, gal galite pakelti rankas, kiek jau žiūrėjot, gal peržiūrėjot pirmo susitikimo medžiagą. Vienas žmogus. Taip, tai kiek mes čia suskaičiuojam peržiūrėjusių, tai turbūt, kad turėsiu atsiprašyti jūsų, nes iš esmės, buvo toks 8. Tai maždaug turime, nežinau, Sandra, gal padėkit, kiek jūs matot? 8, matau, buvo 9 rankos. 8 arba 11. Apie 14 žmonių, bet turiu atsiprašyti, nes mes taip jau buvom sutarę, kad pranešimai, bent jau skaidrės, bus identiškos, nežinau, kaip seksis kalbėti. Turbūt žinoma, kad identiškai nebus identiško pristatymo kalbos, bet vis tiek apie tą patį, apie dokumentą, kuris pasirodė, kuris tiesiogiai turėtų daryti įtaką vaiko ugdymosi poreikių vertinimui arba specialių ugdymosi poreikių vertinimui. Tai šitas dokumentas, jo rengimas, atnaujinimas, toks, koks jis dabar yra, kalbantis apie ugdymosi poreikių vertinimą, yra įtakota švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu, kuriame ir nustatyta, kad pirminį ugdymosi poreikių vertinimą atlieka mokykla, švietimo pagalbą skiria mokyklos vadovas. Ir pabandėm tame dokumente atliepti svarbiausius aspektus arba pabandyti kreipti veiklas vaiko gerovės komisijos ir švietimo pagalbos specialistų link, kokią įsivaizduotumėm įtraukties aspekte, ar ne, kaip turėtų keistis funkcijos, nes, kaip žinot, ir specialistų funkcijų, šiek tiek funkcijos pasikeitė, tai siekiant visos tos linkties link įtraukties, tai buvo keistas ir šitas dokumentas. Taip pat buvo siekiama šiuo dokumentu netolti nuo tos segregacinės praktikos, kuri vis dėlto buvo nominuojant vaikus, jau gal šiokį tokį žingsnį buvo žingsnis padarytas 2011 metais, kaip nebeliko modifikuotų programų, adaptuotų, ar ne, tada galbūt po mokyklas nustojo vaikščioti adaptuoti ar modifikuoti vaikai, bet vis tiek, tas ugdymosi poreikių vertinimas pirminis, iš tiesų tai ne tik tai ta ankstyvoji pagalba, kurią gali suteikti mokykla, taip pat mokymosi nesėkmės prevencija, ar ne, galbūt vaikas patiria tam tikrų iššūkių šiandien ir nebūtinai jis turėjo specialių ugdymosi poreikių ir mokykla mato ir konstatuoja ir gali suteikti pagalbą čia ir dabar, tikintis, kad iššūkiai, su kuriais susiduria vaikas, negilės, problemos nedidės ir ta situacija bus greitai išsprendžiama. Taip pat teisės aktu galvojam, kaip padėti mokytojai, mokykloms ir pedagoginiam psichologiniam tarnybom atliekant savo vertinimus. Norėjosi, kad tikrai būtų kaip įmanoma paprasčiau, greičiau atliepti, atpažinti mokymosi sunkumų priežastis. Jie gali kilti dėl įvairių priežasčių, dėl dalyvavimo, dėl mokymosi pasiekimų, dėl metodų, kuriuos taiko mokytojas ar nepriemonių ir taip toliau. Ir galvojant apie tai, kaip labiau eiti link to tokio vieno vertinimo, nes mes žinome, labai skirtingos praktikos buvo Lietuvoje, skirtingos rekomendacijos, skirtingų apimčių ir norėjosi, kad tos rekomendacijos būtų tikrai naudingos mokyklom, vartojamos jos tiesiog pritaikomos, rengiant individualų ugdymo planą. Ir kaip galvojant apie tai, kad vis tiek mes keliaujam su visais dokumentais ir su visom elektroninius formatus, kaip būtų galima paskui pereiti ir į tą elektroninį formatą. Atsiprašau, Daiva, sako, skaidrės nejuda. Man atrodo, kad pabandysiu.
Dar kartą. O dabar? Ne, stovi aprašo paskirtis tiktais ir 2 rutuliukai. Aha, oi, kažkas pastrigo. Mhm. Aš pabandysiu dar tada nustoti dalintis gerai ir iš naujo. Mhm. Kažkas įvyko. Dabar? O, Dabar viskas tvarkoj. kažkas nutikė, buvo nežinau kas, bet atsiprašau, tai ačiū, kad iš karto signalizuojat gerai. Tai aprašo paskirtis yra nustatyti pirminio ugdymosi poreikių vertinimą. Tai trumpinį įsivedžiau bus PUP. Tai pirminio ugdymosi poreikių vertinimo, specialių ugdymosi poreikių vertinimo, pervertinimo ir apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo, net tos tokius tipinius algoritmus, kuriuos taikyti turėtų kiekviena įstaiga arba tarnyba. Galvojant apie įvertinimo žingsnius, tai svarbu pastebėti, kad tiek vertinant mokymosi sunkumus, tiek paskui specialiuosius ugdymosi poreikių vertinimus, tai buvo siekis, kad tie žingsniai kartotųsi, vienas kitą papildytų, pildomos vertinimo formos būtų pagalba tolesniam vertinimui. Ir labai svarbu, galvojant apie mokyklos vaiko gerovės komisijos vertinimus arba PPT vertinant, pavyzdžiui, dėl pakartotinio vertinimo, remtis jau ankstesnių turimų vertinimų. Nekurti, nepradėti iš naujo vertinti prasidėjus mokslo metam. Labai svarbu, kad tas vertinimas tiek to švietimo pagalbos, tiek individualus ugdymo planas, ar ne, pagal kurį dirba mokykla, padėdama vaikui įveikti sunkumus, kad jis būtų veiksmingas ir nebūtų tiesiog rašomas šiaip, bet jis tikrai būtų toks darbo dokumentas. Buvo klausimai, ar individualaus ugdymo planas kartu su dokumentais pirminiam vertinimui turėtų būti visais atvejais paduodamas. Bet noriu atkreipti dėmesį, jeigu individualaus ugdymo plano nebuvo rengta, atliekat pirminį ugdymosi poreikių vertinimą, ar ne, tai jo ir neturite. Tai specialiai rašyti, rengti, kad ir kreipiantis į tarnybą, tai tikrai nereikia nei vieno dokumento papildomai, ko jūs nesat darę, nepabandę, netaikė, tai tikrai šitų papildomai formuoti, dėl to, kad vaikas kažkur keliauja įsivertinti specialiuosius galbūt ugdymosi poreikius, tai tikrai nereikia. Pakartotiniam vertinimui, jeigu buvo individualus ugdymo planas rengtas, tai jis turėtų būti juo naudojantis, įvertinant papildomą pagalbos reikmė, gal papildomų mokytojo kažkokie aspektai, kuriais jis turėtų dirbti, tai tikrai tikėtina, kad jūs kelis kartus, kai kuriais atvejais galbūt vertinsit ir pervertinsit vaikus, nes natūralu, kad gyvenimas eina, keičiasi situacijos, atsiranda naujos, galbūt atsiranda naujos priemonės, su kuriomis vaikams sunku mokytis ir jums reikia kažkaip padėti mokytojams pasirinkti jas arba ruoštis nacionaliniams švietimo mokinių pasiekimų patikrinimams arba pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ir taip toliau, tai tikrai tie vertinimai ir pervertinimai kažkokiu periodiškumu kartosis ir mokykla kreipsis tiek, kiek matys poreikio. Atkreipiu dėmesį, kad nebelieka tos prievolės, kai jeigu vaikas būdavo taip, kad pereina į priešmokyklinio ugdymo programą, jūs įsivertinate vaikus dėl specialių ugdymosi poreikių. Vaikas pradeda mokytis pradinio ugdymo programą, jūs vėl kažkaip vertindavot vaikus. Jeigu matysite, kad tikrai yra poreikis įsivertinti ar pervertinti vaiką, tai tikrai tą ir darykite. Bet tiesiog, kad vaikas keitė programą, tikrai tokio poreikio nėra. Taip pat buvo klausimas, jei po priedų, vertinant, pavyzdžiui, pirminį ugdymosi poreikių vertinimą, matote, kad nekyla poreikis visų specialistų vertinti mokykloje esančių. Tai tikrai noriu pasakyti, kad pildote ne visą apimtim. Pateiktą formą, kuri yra patvirtinta ministro, pildote ne visą apimtim.
pildote tiek, kiek matysite, kad yra poreikis. Tai pereinu į kitą, dėl vertinimo skirtybių ir klausimų čia buvo daug, kuo skiriasi pirminio ugdymosi poreikių vertinimas ir specialių ugdymosi poreikių vertinimas, ar gali mokyklos specialistas įvertinti vaiką ir nustatyti specialiuosius ugdymosi poreikius. Tai norėčiau pasakyti, kad, na, ir iki dabar, iki 24 metų galiojęs švietimo įstatymas reguliavo taip, kad specialiuosius ugdymosi poreikius vertindavo tik pedagoginės psichologinės tarnybos, ar ne? Nes joms suteiktos kompetencijos. Taigi dabar tai lieka irgi, tik tai atlieka vertinimą skirtingos institucijos, pirminė mokyklos vaiko gerovės komisija, specialiuosius ugdymosi poreikius vertina pedagoginė psichologinė tarnyba. Jeigu vieni vertina pasirinktais aspektais, na, mokyklos vaiko gerovės komisija ar ne, tai tarnybos vertina visais aspektais, pedagoginiu, psichologiniu, socialiniu, pedagoginiu, jeigu reikia, remsis ir medicininiais, įvertins ir medicininiu aspektu. Jeigu pirminio ugdymosi poreikių vertinimą yra iniciatyva mokytojas, švietimo pagalbos specialistas arba pats patys tėvai arba pats mokinys, tai vertinant specialiuosius ugdymosi poreikius, iniciatyvos turėtų jau nebe mokytojas, o mokykla, ar ne, nes vaiko gerovės komisija teiks rekomendacijas ir, na, lieka ta pati galimybė tėvam ir pilnamečių mokiniui. Na ir ką rekomenduoja, nesikeičia, kad mokyklos vaiko gerovės komisija rekomenduoja pagalbą teikti, mokymosi pagalbą, matėte ten išvardintos ir kitos pagalbos rūšis, kaip koordinuotai teikiamos paslaugos, kaip visos dienos ugdymas, kaip privalomas ikimokyklinis. Taip pat lieka rekomendacija kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialių ugdymosi poreikių vertinimo. Specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinus tarnybą skiria ne tik tai švietimo pagalba, gali papildyti skiriamą mokyklos vaiko gerovės komisijos skirtą, kuri buvo pagalba, ar ne, po specialių ugdymosi poreikių, gali įvertinti kitų specialistų poreikį, gali to paties ir nustatyti kitą trukmę ir kitą intensyvumą teikiamos pagalbos, bet be švietimo pagalbos ji nustato poreikį ir dėl ugdymo pritaikymo. Tai kalbant apie ugdymo pritaikymą, norėčiau iš karto atkreipti jūsų dėmesį, kad, na, ugdymo pritaikymas tai yra plačiau negu tik tai ugdymo, na, programa, ugdymo tas kasdieninis turinys. Ugdymas tai yra viskas, ar ne, ir kaip tą darote, ir kur. Tai yra aplinkos ir kokias priemonės naudojat, ir kokias strategijas, metodikas, didaktikas taikote. Tai apima labai platų lauką, tai dėl to jūs matote kas susipažinote vaiko gerovės komisijos atstovai, jeigu susipažinote su pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamomis rekomendacijomis, ten tikrai yra plačiau aprašytos rekomendacijos, kokiais aspektais tarnybos turėtų teikti rekomendacijas mokyklai, kaip padėti vaikui. Tai, na, planuojant, derinant su tarnybomis ir buvo stengtasi atliepti tą švietimo įstatymo nuostatą, kurie apibrėžia ugdymo turinį plačiai, ne tik tai kaip pačią programą. Taip pat buvo klausimas, kas dėl pirminio ugdymosi poreikių vertinimo, ar čia gali būti kiti specialistai kažkokie. Taip, gali kreiptis visi specialistai ir iniciatyva, žinoma, turėtų būti galbūt mokytojo arba specialisto, kuris atlieka visuotinį tam tikros grupės vaikų vertinimą. Bet, na, jeigu vėlesniam ugdymosi laikotarpiu randasi kitų iniciatyvų, pavyzdžiui, klasės auklėtojo ar nestebi sunkumus, tai aišku, kad iniciatyva bus jo. Ir jis kreipsis į mokyklos vaiko gerovės komisiją, nes galbūt tie mokymosi pasiekimai gali būti vaiko ir labai geri, bet jis gali turėti kitų iššūkių. Tai dėl visokių signalų labai prašome, kokius tik tai signalus siunčia nerimo mokytojai, kad tikrai kyla jiems sunkumų, tai vaiko gerovės komisijos labai prašome išgirsti juos ir padėti mokytojui su tuo, na, įveikti, susidoroti. Galbūt
per pirminio ugdymosi poreikių vertinimą, galbūt per konsultacijas matysit, kad gal net nereikia atlikti pirminį ugdymosi poreikių vertinimą, užteks tik tai pasikalbėti su mokytoju, pateikti jam rekomendacijas ir jūs tiesiog stebėsite, kaip toliau sekasi mokytojui dirbti, ar mokytojas turės dar norės konsultuotis, gauti kažkokią pagalbą. Tai mokyklos vaiko gerovės komisija irgi gali priimti sprendimus įvairiausius ir tik tai labai svarbu, kad jeigu į vaiko gerovės komisiją kreipiasi mokytojas arba švietimo pagalbos specialistas arba tėvai, kad tas vertinimas neužsitęstų, kad laiko tarpe ar ne, kad jį tarnyba galėtų atlikti per 20 darbo dienų. Dokumente jūs nėra nustatyta, bet mes vadovaujamės bendrai kitais teisės aktais, o Lietuvos Respublikos viešo administravimo įstatymo 10 straipsnį 4 daly yra nustatyta, kad bet koks prašymo nagrinėjimas turi vykti per 20 darbo dienų. Taigi, jeigu vaiko gerovės komisija gavo prašymą, tai per 20 darbo dienų tai į tą prašymą ir turėtumėt sureaguoti. Taip pat buvo klausimas dėl tėvų sutikimų, nes, kaip žinote, galiojusiame tvarkos apraše tėvai turėdavo pildyti atskiras formas. Dabar tėvam nereikia pildyti sutikimo, bet susipažinimas lieka, o susipažinimo momentu, jeigu tėvai rašys komentarą, kad jiems atrodo, kad vertinimo rekomendacijose ar kažkokiame etape kažkas buvo jų manymų ne taip, nepilna, neišsamu, tai jie tiesiog ir parašys pastabą. Nereikalaukite iš tėvų, buvo klausimas, kas tie aspektai, kokiais čia tais aspektais, tiesiog tėvai kaip jaučia, kaip jie supranta, taip jie ir užpildo. Tai jūs kaip vaiko gerovės komisija tikrai turite galimybę pasikalbėti su tėvais, juos informuosite apie apeliacijos teikimo galimybę ar ne, bet jeigu tėvai, susipažinimo metu neteiks jokio komentaro ir tikrai neinformuos jūs, kad, jie ketina apeliuoti jūsų sprendimus ar siūlymus dėl pagalbos vaikui, tai turbūt po 5 darbo dienų, nes pasibaigė apeliacijų teikimas ar ne, jūs tiesiog gali mokyklos vadovas rašyti savo sprendimą, potvarkį, įsakymą, nežinau, pradėti teikti vaikui švietimo pagalbą. Kas buvo klausimai jūsų, kas turėtų pranešti tėvam dėl švietimo pagalbos pritaikymo ir kaip ten turėtų visa procedūra niuansiškai vykti. Tai mes dokumente esam surašę taip, kad vaiko gerovės komisija įvertinant, kažkokį pokalbį turėtų turėti, ar ne, su tėvais, informuoti apie, kad ir švietimo pagalbos specialistas, ar ne, kuris ketina atlikti tam tikros grupės vaikų vertinimą, turėtų taip pat informuoti tėvus, kad, bendra tvarka, nes jūs šiaip tai, apie visus ugdymo pasikeitimus vis tiek tėvams duodate, siunčiate kažkokią žinutę savo sutartais metodais, būdais, ar per elektroninį dienyną, nežinau, ar telefoniniam žinutėm įvairiai ugdymo įstaigos daro, įvairius sprendimus priima, nesvarbu, bet vis tiek reikėtų tėvus informuoti, kad, bus atliekamas toks vertinimas, kas po jo lauktų, tikėtina, kad galbūt švietimo pagalba arba dėl vaiko ugdymosi poreikių pirminio vertinimo, ar ne. Ir kokiais būdais toliau viskas vyks, tikrai tėvai apie tai turėtų žinoti. Bet kai jau tarnyba, mokyklos vaiko gerovės komisija priima tam tikrą sprendimą, tai tėvams tiesiog informuoti apie tą sprendimą ir, skirti tas 5 galbūt dienas, išlaukti, ar tikrai tėvai, neapsigalvoja, nesumąstė teikti apeliacijos. Tai kas turi pranešti vaiko gerovės komisiją, tai tiesiog jūs žinote savo specialistų krūvius, apimtis darbo, susitarimus gal, tai sutarsite, kas tą situaciją, ar to vaiko vertinimą, pakuruos.
kad tikrai, na, nedingtų, kad nepasimestų, ar ne, kad tėvai pasirašytų, jeigu jie, na, paprašė kelias dienas, ar ne, tam skirti laiko. Tai tiesiog reikia labai žiūrėti, kad, na, tai, ką atlikote, kad nedingtų ir na, nebūtų nutraukta. Po vertinimo klausimai taip pat buvo, jeigu norėtumėt tęsti švietimo pagalbą, ar būtina vėl visą procedūrą iš naujo pradėti, tai tikrai ne, bet jūs tikrai, kalbant apie vaiko pasiekimus, apie švietimo pagalbos veiksmingumą, na, galų gale aptariant tą ugdymosi planą ir pagalbos kartu planą, nes pagalbos teikimo planas yra ugdymo plano dalis, tai jūs tikrai fiksuosite ir kalbant su tėvais, na, informuosite, kad, na, nepasisekė, kad reikalinga pagalba, kad galbūt reikalingas dar kartą mokyklos vaiko gerovės komisijos kompetencijų, nes ten daugiau specialistų negu vieno galbūt specialisto, ar ne. Ir jūs tą aptardami tiesiog priimsite sprendimą, kad vaiko, na, turėtumėt pervertinti, ar ne, arba teikti papildomai pagalbą. Tai atitinkamai atnaujinsite individualų ugdymo planą, informuosite turbūt mokyklos vadovą. Na, reikėtų čia konkretesnių susitarimų mokyklos vaiko gerovės komisijo, kokiais sprendimais jūs tą padarysite. Taip pat galvojant apie pirminį ugdymosi poreikį vertinimą, pačios klausimas, nes, na, kaip turėtų pateikti, pavyzdžiui, jeigu kreipiasi mokytojai ar švietimo pagalbos specialistai, ar tėvai, pilnametis mokinys, tai tos formos tikrai nėra nustatytos, tai gali būti tiesiog raštiškas, na, tėvų žinutė kažkokia, ar ne, kad kyla nerimas, kad vaikas patiria sunkumų ir jų manimų, kad reikėtų įvertinti ugdymosi poreikius. Mokytojas tiesiog gali pasiprašyti vaiko gerovės komisiją ir kalbėti apie kylančius sunkumus ir tada vaiko gerovės komisijos pirmininkas turbūt sukvies pagal nustatytą aprašę eigą, pakvies kitus mokytojus, pasikalbėti, ar tikrai, ar ir kitiems kyla sunkumų, nes įvairių priežasčių gali būti, kad, pavyzdžiui, gali būti situacijos, kai, na, sakysim, to mokytojo ne todėl, kad jisai galbūt negeba kažko atlikti, bet gali būti tiesiog tokie dalykai kaip pamokos laikas, ar ne? Na, jis tiesiog vaikui nelabai tinkamas, jis gal pavargęs ar nebesusikaupė ir dėl to kyla ten elgesio iššūkių visokių dalykų, neigiamų, dėl ko mokytojui kyla sunku organizuoti pamoką ir jis norėtų patarimo. Tai mokyklos vaiko gerovės komisija į visus signalus reaguodama, tiesiog turėtumėt mokykloje aptarti, kokiais būdais, na, jūs pradėsite atlikti tą mokinio pirminio ugdymosi poreikį vertinimą. Tėvai, žinoma, buvo klausimas, ar gali būti kažkokias formas nusistatyti. Jeigu jums atrodo mokykloje, kad reikia tų formų, kad jos jums tikrai padės suvaldyti tą situaciją, ar aiškumą kažkokį turėti, nežinau, ar kartu turėti ir tą saugumą, jeigu tėvai jau prašo, kad jūs tarsi turite ir jūsų sutikimą, ar ne, tai viskas tikrai tinkama, jeigu jums tas padeda organizuoti veiklas ir jausti saugiem. Dabar prašymai visi, tiek į jums, į mokyklos vaiko gerovės komisiją, tiek į pedagoginę psichologinę tarnybą, gali būti pateiktas įvairiais kanalais, per elektroninės sistemas, ar ne, ryšio priemonėmis, telefonu, tiesiog turėtų būti užregistruota, ar ne. Tai ar buvo klausimas, ar negalvojam rengti formos prašymų, tai šiandien dienai negalvotumėm. Nebent labai tikrai kiltų iš jūsų poreikis, kad norėtumėt suvienodinti tas formas, bet vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešo administravimo įstatymų ten irgi nebereguliuoja, nerekomenduoja, nėra nuostatos įpareigojančios, jeigu teikia prašymus, nustatyti tų prašymų formą, nes, tikrai matyti dėl to, kad tie kanalai prašymų gali būti labai įvairūs ir tiesiog suvienodinti ir ieškoti, kaip užpildyti ar mokytis papildomai, kaip užpildyti tą vertinimo formą, paskui kaip ją pasirašyti, kaip vėl nufotografuoti, ar ne, daug tų kelių.
Tiesiog priimam visas ir kol kas negalvojam, bet jeigu jausime iš jūsų po metų ar anksčiau, kad tikrai toks poreikis kils, na, matyt, galėsime diskutuoti, atnaujinti diskusijas. Taip pat buvo klausimai, kokia turėtų būti ir ta tėvų pritarimo forma. Tai kaip ir sakiau, jeigu tėvai kreipiasi, tai jau savaime suprantam, ar ne, kad jie jau pritarė vertinimams, kuriuos atliksite. Jeigu mokyklos vaiko gerovės komisija atlikusi ir vertinimą rekomenduoja kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą ir tą atlieka tėvais, sutinka patys kreiptis, tai jie ir pateiks prašymą tarnybai ir ten bus savaime suprantama, kad tai bus ir jie pritarė tam būsimam vertinimui. Jeigu tikrai matote, kad jums reikia, jūs kaip įstaiga saugiau jausitės, tai dar kartą pasikartoju, tikrai pasidarykite tą vertinimo formą, tokią, kokia jums atrodo tinkama, paprastesnė, kokia jums, įstaigoje būtų galima, supažindina tada visus mokyklos tėvus, ar ne visą mokyklos bendruomenę, kad, naudosite tokiu prašymu, formai pasitvirtinat ją vaikos gerovės komisijoje, ar ne, kad tie dokumentai nekeistus kas kažkiek laiko, bet tiesiog, kad, būtų visiems aišku, ką jie turi daryti ir kokia ta forma kreiptis. Bet jeigu vadovaujatės aprašu, tai tiesiog informuoti tėvus, kad visos formos, kaip jie kreipsis, bus fiksuotos ir į visas, reaguosite, į visus pasikreipimus reaguosite. Taip pat buvo klausimas dėl 40 punktų argumentuotų raštu, dėl tėvai, jeigu jie ten kreipiasi, ar kaip jie turėtų tą daryti, kiek ten tų argumentų pateikti, tai dar kartą noriu pasakyti, kad tikrai nereikalaukim iš tėvų labai ypatingo argumentų, tiesiog taip, kaip jiems atrodo, ką jie pastebėjo, paskui galima diskutuoti, kalbėtis, kad kažkoks galbūt nesusikalbėjimas, nežinot, ir lūkesčiai tėvų, tai visą šitą jūs tikrai su tėvais darote ir atliekate ir šitų praktikų tikrai nenorėtumėm keisti. Ir komisijos jūs organizuojate savo veiklas tiek, surenkat komisiją pasitarimui tiek, kiek jums atrodo reikia. Kiek vienu kartu galite priepti, tiek paimate, svarstyti atvejų, nes kiekvienas atvejis tikrai bus kitoks, tikrai neturėtumėt susikviesti ir vieno atveju, jeigu svarstote kelis atvejus visus, tame atveju dalyvaujančius tiek vaikus ir tėvus ir ten tada svarstyti. Tiesiog kaip dėl asmens duomenų, kaip ir iki šiol dirbote, svarstot vieną atvejį, išsprendžiat susitarimus, priimat kažkokius, dėl ugdymosi poreikių vertinimo pradžios, ar ne, kad pradedat ugdymosi poreikių vertinimą, kad tėvai žino, kad tas bus pradėta, jie dalyvavo, galbūt protokolę užfiksuosite vaiko gerovės komisiją, tai tiesiog viskas bus surašyta, visiems bus viskas aišku. Labai būtų svarbu, kad pradedant vertinimą, sudalyvautų ir mokinys. Nes pagal Jungtinių tautų neįgalių teisių konvenciją apie vaiką be vaiko nereikėtų. Žinoma, jeigu jis ten galbūt jiems sudėtinga kalbėti, gal negali, ten, žinot, visokių įvairiausių atvejų yra. Bet jeigu vaikas gali ir jam nekyla iššūkių ateiti ir kalbėti apie savo mokymosi sunkumus, apie savo iššūkius, kuriuos patiria dalyvaujant, tai tiesiog būtų labai gerai, kad jis ir dalyvautų ir galėtų pasisakyti. Žinoma, nebūtina prie jo ten svarstyti situacijas, bet išgirsti, ką jisai sako, irgi labai svarbu. Kartais ir mokytam labai svarbu išgirsti, ką vaikai sako tiesiog apie tam tikrus taikomus metodus. Tai ar nėra, buvo klausimas, ar nėra mokyklai perteklinė informacija apie vaiko sveikatą, ankstyvąją raidą, atsižvelgiant į duomenų apsaugą. Tai manau, kad ir tos praktikos, kurias jūs mokykloje jau turite, tikrai neprašote bereikalingos informacijos. Tikiu jūsų turimą kompetenciją, kad imate, prašote tiek duomenų, kiek jums reikia sprendimam priimti. Nes tikrai paskui galvojant apie tų papildomų dokumentų saugojimą, tikrai galbūt susipažįstant, užprotokoluojant, jūs galite paprašyti, jeigu reikia, bet jeigu jų nereikės, tų dokumentų susijusių su vaiko sveikata, jūs tikrai jų ir neprašykite. Bet tą jūs darote ir čia neturėtų atsirasti naujų reikalavimų, tik tai tiek, kiek reikia
sprendimam priimti. Taip, tai tada turėtų skaidrė keistis. Turbūt pasikeitė, nes jokio signalo nematau, kad nepasikeitė. Dėl pirminio ugdymosi poreikių vertinimo labai svarbu, dar kartą norėčiau pasakyti, kad labai svarbus mokytojas. Ugdymosi poreikių vertinimas vis tiek, suprantu, švietimo pagalbos specialistus, jie užbėgant už akių galimiem kilti ugdymosi sunkumam, atlikdami savo pirminius tos visos grupės ar visos tos populiacijos vertinimus savo turimais instrumentais tikrai atliks naudojantis jais, bet vis tiek mokytojas ugdantis, kuris dirba kasdieną su vaiku, turėtų matyti, kad yra sunkumų, ar ne? Tiek vaikui komunikuojant, galbūt jis daro kalbos klaidas, tiek vaikui atliekant įvairiausias užduotis, tiek vaiko mokymosi pasiekimai, kurie netitinka numatytų bendrosiose programuose pasiekimų. Kad tikrai mokytojas savo turimais kanalais, informuodamas apie vaiko pasiekimus, jam nerašytų ten užsimerkęs 4, o paskui sakytų, kad jis turi specialiųjų ugdymosi poreikių, bet tiesiog iš karto kalbėtų, kad reikėtų įsivertinti, dėl ko vaikui kyla sunkumai, kad tikrai jo pasiekimai netokie, kokių jis vylėsi, galbūt netokie ir kokių vylėsi tėvai. Ir turėtų tikrai būti tas kalbėjimasis mokytojo su tėvais ar klasės auklėtojo su tėvais, galbūt įtraukiant ir švietimo pagalbos specialistą, jeigu jisai atliko vertinimą ir ten mato, kad tikrai kils sunkumų jam mokytis, ar ne. Tai, aptarti tiesiog tas situacijas, kad tėvai suprastų, kad ta pagalba, kurią siūlo mokykla po pirminio ugdymosi poreikių vertinimo, arba ta pagalba, kurią skiria įvertinus specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginė psichologinė tarnyba, tai yra tam, kad vaikas galbūt be reikalo nekartotų programų, ar net jeigu jam reikėtų mokytis pagal individualizuotą programą, arba kad jis iš vis nekiltų grėsmės iškristi iš švietimo sistemos, nes jis neįveikia, nesusidoroja su kylančiais iššūkiais, ar jis nemoka elgtis, nemoka komunikuoti, daug dalykų tiesiog kelia nerimą tiek mokytojam, tiek mokiniam, tiek mokinių tėvam, tai kad nekiltų ta nevaldoma situacija, tiesiog tėvai turi būti laiku informuojami. Tai noriu paraginti ir paprašyti jūsų kaip mokyklos vaiko gerovės komisijose, kad nenutiktų tokių atvejų, kaip šią vasarą gavom tėvų skambutį, kad vaikas iškeltas mokytis 5. klasę, o per vasarą atėjo tarnybos įvertinimas ir vaikui nustatytas individualizuotos programos poreikis, kas reiškia, kad vaikui yra intelekto sutrikimas, ar ne? Tai tada klausimas, jeigu vaikas buvo iškeltas, tai tada tėvai ir klausia, tai kaip čia buvo, jeigu vaikas, kaip gali būti pagal individualizuotą programą, jeigu mano sūnus baigė be pagalbų, be jokių programų pritaikytų, o juo labiau individualizuotų, ar ne, baigė programą ir buvo perkeltas į kitą klasę ir čia dabar tokia situacija susidėliojo, kad jis turi mokytis pagal kitą programą. Tai nežinau, aš matau, kad kažkaip tai mano internetas pradeda strigti. Tikiuosi, kad nestringa, kad jūs dar matot ir mane girdit. Jeigu kas nutiko, tai jūs tada duokit žinią, jeigu nebegirdite ir nebatot skaidrių. Bet gal viskas gerai, Daiva. Gerai, tada ačiū. Ir klausimai tada buvo jūsų pateikti, jeigu mokymosi, ką reikštų, kad mokymosi pažanga ar mokymosi sunkumai fiksuojami vertinant skirtingais vertinimo įrankiais arba daugiau nei vienu vertinimo būdu, tai dėl to čia buvo įrašėm, kad labai svarbu, kad ir jūs, vaiko gerovės komisija, kai jūs kreipiasi mokyti ir sako, kad žemi vaiko pasiekimai ir taip ir kitaip, kad jis neatlieka tam tikrų užduočių, kad jūs tikrai mokytis paragintumėt, pastebėti, o kaip jis kitais būdais, galbūt ne raštu ar ne, galbūt žodžiu atsakinėja, galbūt mokymo medžiagą, jeigu mokytojas pateikia, gal pastiprintamas ją vizualiniais sprendimais, arba dar kažkokiais kitokiais sprendimais jam labiau padeda, kad mokytojas irgi stebėtų tai, kaip jis dirba klasėje su vaikais, o jeigu matote, kad tikrai gali kilti kažkokie sudėtingi dalykai, kurių mokytojas galbūt ir gali net pažinti, tai jūs kaip mokyklos vaiko gerovės komisija
tikrai pradėsite ugdymosi poreikių vertinimą ir tada, paraginsite ir pastebėsite, kaip mokytojas, kokiais vertinimo įrankiais fiksuoja mokinio pasiekimus. Ir turbūt kaip ir skirdami švietimo pagalbą visą, bet kokią. Ir logopedo, ir specialiojo pedagogo, ir socialinio pedagogo, jeigu reikės, ar ne, ir psichologo, jeigu reikėtų, skirdami pagalbą, jūs turbūt, rengdami individualų ugdymo planą, mokytojai irgi truputį turėsite rekomendaciją ir tikslą, kad organizuodamas pamoką, ar ne, atkreiptų dėmesį į savo, būdus, ar ne, pamokos, ar pasiekimų vertinimo, ar pamokos organizavimo, ar informacijos teikimo būdus, kad pastebėtų taip. Ar buvo klausimas, pildant mokyklos vaiko gerovės komisijai skirtą formą, ar jūs galite kažkaip ten lapus vartyti, ar kažką pildyti ne lentelėje, tai tikrai, būtų gerai, kad tuos lapus gal nevartytumėt. Forma yra, jūs ją plėsti, aišku, lapą versti formatą, horizontaliai, galbūt tai taip, bet lentelėje nustatytas skiltis jūs turėtumėte, tas stulpelius turėtumėte išlaikyti. Pildyti juos visus tikrai nereikia, pagal poreikį. Nematyčiau poreikio pildyti kažkur kitur, nes vis tiek ta forma turės būti užpildyta ir pagal ją, ar jos kažkokią aktualią dalį, jūs supažindysite tėvus ir toje formoje, tėvai susipažins pasirašytinai, ar ne? Ir pagal tą formą, kurią rekomenduosite, kokią pagalbą, turbūt paduosite, supažindysite mokyklos vadovą ir juo remiantis priims sprendimą, ar ne, skirti vaikui švietimo pagalbą. Rengti individualų planą, švietimo pagalbos planą ir visus kitus sprendimus, kas, įgaliotų mokyklos specialistai ir mokytojus pradėti darbus, atkreipiant dėmesį į vaiko reikmes. Buvo klausimas, ar pirma forma bus naudojama vertinant iki mokyklinio amžiaus vaikus. Taip, šita forma. Norėjosi, kad ta forma būtų viena, tiesiog, kaip ir sakiau, pildote tais aktualiais dalykais, kuriuos galite įvertinti. Jeigu negalite tam tikrų dalykų vertinti, neturite galimybės, turbūt kreipsitės į pedagoginę psichologinę tarnybą, pasitikrindami, ar vaikui nėra specialių ugdymosi poreikių, ar numatant, kad gali kilti specialiai ugdymosi poreikiai, ar ne. Tai tikrai, tos vertinimas, ta forma bus kol kas viena. Jeigu matysim kažkokie aspektai, jums dar papildomai reikalingi, būtent vertinant iki mokyklinio amžiaus vaikus, galėsime kalbėti, gal plėtoti tą formą, atnaujinti dokumentą, bet šiandien dienai išbandykime tokį, koks jis yra, ir tikrai renkamės medžiagą ir toliau rinksime jūsų klausimus, ir gal, jeigu matysime tą poreikį papildyti, tai tikrai tą padarysime, bet atsisakime atskiros formos dar ir dėl to, kad, kaip ir sakiau, nebėra prievolės vertinti kiekvieną kartą vaikui keičiant ugdymo programą. Svarbu, kad, būtų artimiausi mokymosi pasiekimų vertinimai arba kažkokie kiti sprendimai, bet tikrai ar mokyklai poreikis pasitikrinti, ar dėl vertinimo. Tai tiek, kiek reikia, tiek ir pildot, bet tos prievolės privalomai nacionaliniu lygiu nustatyti, tikrai, kad čia reikia vaiką vertinti, kažkokiu periodiškumu tai nėra. Žinoma, būtų labai gerai, kad nenutiktų taip, kad vaikai vertinote 4 metų ir paskui taip ir tęsės ir jis taip ir nebebuvo įvertino dėl specialių ugdymosi poreikių, 4-5 metų ir taip iki pat brandos egzaminų ir nebuvo nei karto pervertintas. Turbūt turėtų vaikas būti kažkokiu periodiškumu pervertintas, matyt, pedagoginė psichologinė tarnyba tą įrašys, bet tikrai, dirbtinai sukurti tam tikrus vertinimo etapus nereikėtų. Ar reikia, jau kaip ir atsakiau, reikėtų pildyti visus ugdomuosius dalykus, jeigu yra keli, pavyzdžiui, dalykiniai mokymosi sistemoje mokosi mokinys, pavyzdžiui, kalbam apie pagrindinio ugdymo programoje besimokantį mokinį, tai turbūt, kad ne, bet norėčiau irgi atkreipti dėmesį,
Na, pavyzdžiui, vaikui yra sudėtinga, nežinau, dėl skaitymo kažkokio sutrikimo ar ne, kyla ugdymosi sunkumai, tai turbūt, kad turėtų pildyti tie visi dalykai, tie mokytojai, kurių dalykuose, vaikui reikėtų atkreipti dėmesį, kaip jiems sekasi mokytis, kai yra, užduotis, pavyzdžiui, pateikiamos skaitimo. Lygiai taip pat ir etika, nepamesti jos arba neišskirti kai kada. Ypatingai, jeigu teiksite vaiko gerovės komisija rekomendacijas, tai pagalvoti visus dalykus, kuriuose, tam tikras gebėjimas ar tam tikras iššūkis, su kuriuo susiduria vaikas, kad, nebūtų pamestas. Tai mokyklos vaiko gerovės komisijos veiksmai gavus pradėti pildyti vertinimo formą irgi buvo nemažai klausimų. Tai aš čia, jūs matote skaidrėje, tie svarbiausi žingsniai, kad susipažįsta. Tiesiog tokie aspektai. Bet čia yra iš teisės akto tiesiog punktus ištryniau ir pažymėjau tuos raktinius žodžius, kurie, tiesiog tą visą algoritmą ir surašo, ar ne? Kad susipažįsta su pateikta informacija, išklauso mokytojo švietimo pagalbos specialistus, kaip ir kalbėjau, būtų gerai, kad ir tėvus išklausytumėt ir vaiką, jeigu organizuotumėt pokalbį ar ne, ir priimtumėt sprendimą, susipažinę jau ir tą, kaip po pirminio vertinimo mokytojai užpildys pirmą formą, pagal savo kompetencijas surašys kažkokius pastebėjimus ar ne ir susitarimus, kuriuos jūs susitarsite, kokiais aspektais pasižiūrėtų savo pamokose, kaip jie taiko vieną ar kitą sprendimą, ar veiklose, kaip jie organizuoja, kad atkreiptų dėmesį ir pasižiūrėtų, tai matytais aspektais mokytojas ir užpildys tą pirmą formą. Bet tikrai nereikia versti visų mokytojų pildyti, jeigu jums netrodo, kad tai sukurs pridėtinę vertę įvertinti ar atpažinti vaiko ugdymosi poreikius, o kartu ir atpažinti vaiko pagalbos poreikių, reikmę, ar ne? Tai tikrai, tų perteklinių tokių reikalavimų ir visiems mokytojams čia dabar užtaisyti darbą papildomai, tai tikrai nereikėtų ir tas praktikas keisti, kurios buvo iki šiol, irgi nereikėtų, nes kai kuriuose įstaigose tikrai labai buvo puikios praktikos, tikrai puikus pasiekimai vaikų ugdymosi poreikiam identifikuoti. Ir tos darbo formos buvo tikrai šaunios. Tai visą tai, ką darėte ir kas tikrai jūsų ugdymo įstaigoje kurdavo pridėtinę vertę vaiko poreikiam atpažinti, tai ir toliau tęskite ir būsime labai dėkingi, kad jeigu naujas dokumentas jums tai trukdo daryti, kad jūs gal informuotumėt, gal kažką ir praleidome. Bederindami, berašydami, ir žmonės tą daro ir tikrai gali klysti. Klausimas, ar pirmiausiai vyksta posėdis su tėvais ir mokytojais ir tik po to pildomas pirmas priedas, tai būtų labai smagu, kad pirmiausiai, jūs susitartumėte, kokiais aspektais, turėtų būti užpildoma ir kas turėtų užpildyti, nes jūs, pirmiausia išklausę tuos, kurie kreipėsi į vaiko gerovės komisiją, kur kyla jiems iššūkiai ir kokie sunkumai, jūs turbūt galėsite pasitarę nuspręsti, ar čia tikrai jau verta pradėti ugdymosi poreikių vertinimą ir tada jau pasikviesite visus mokytojus, kurių prašysite, kad pildytų tą vertinimo formą, ar jums tiesiog manysite, kad gal galite čia ir dabar padėti mokytojui, patarti, kaip jam, gal paprašysite, kad jo veiklose pastebėtų mokinį tose veiklose, kad patartų specialistas dirbantis mokykloje, tas, kurio jūs manysite reikia, ir gal to ir tiesiog užteks. Ir nepradėsite to pirminio ugdymosi poreikių vertinimo toliau netęsite ir skirsite laiko kažkokį, ar tikrai tie sunkumai ir iššūkiai nedingo, ar ne? Pavyzdžiui, skiriant papildomą mokymosi pagalbą, kompensuojant vaiko, sakysim, mokymosi praradimus įvairiausius, ar ne, kurie galėjo kilti dėl įvairių priežasčių, galbūt dėl to, kad vaikas namie mažiau pasidarbavo, gal dėl to, kad kažkokie ten emociniai sunkumai jam kilo ir jis negalėjo
susikaupti pamokose, tai jūs tikrai šitai vertinsite ir matysite ir tada priimsite sprendimą. Tai būtų gerai, kad pirmiausiai aptarėte, išklausote ir priimate tada sprendimą ar pradedate pildyti pirmą tą formą. Buvo klausimas, kaip supažindinamas mokyklos vadovas su ugdymosi poreikių vertinimo išvadomis. Tai mokykloje jūs nusistatykite tas tvarkas, kaip jums patogu. Ar po protokolo, nuo protokolinio sprendimo, ar ne, ir pasirašysite tą pirmą formą. Jūs tiesiog pateiksite mokyklos vadovui, supažindinti, kad įvertintas mokinys, kuriam reikalinga pagalba čia ir dabar, arba kol jis bus įvertintas specialių, kol bus įvertinti jo specialiai ugdymosi poreikiai. Tai tiesiog aptarkite, kaip jums būtų patogu informuoti mokyklos vadovą apie, kad jis turi priimti sprendimą dėl skirimo, ar ne, švietimo pagalbos. Dėl kitų gal mokymosi pagalbos skirimo, nežinau, atitinkamai nuo situacijos jūs tikrai mokyklos vadovas ir priims, bet tiesiog galvokit, kaip jums patogu, ar papildysite sąrašą, ar pateiksite protokolą tarnybos, bet labai didelis prašymas būtų, kad nerengtumėt papildomai kažkokių tai dar kitų dokumentų, bet tų, kas jau yra jums prievolė rengti. Tai yra pirma forma ir paskui tarnybai antra forma ir paskui remiantis tomis formomis parengti vaikui individualų pagalbos planą, kuriame įrašysite ir švietimo pagalbos dalį, ar ne? Taip, ar galima keičiantis išvadai informavus vadovą ar tėvus atlikti papildomą įrašą pirmame priede užprotokoluojant vaiko gerovės komisiją? Taip, jeigu nekyla iššūkių, jeigu tėvai informavus tėvus, jie pritarė ir mato, nes vis tiek jie turėtų pasirašytinai, nes atsiranda naujos kažkokios aplinkybės, ar ne? Tai papildomą vertinimą jūs atliksite, papildomą įrašą galite daryti ir netgi norėtųsi, kad jūs ne naujus dokumentus vis rengtumėte, o pildytumėte jau esančius, ar ne, kažkas pasibaigė vienas vertinimo etapas, prasidedant naujam, remiatės tuo buvusiu vertinimu ir galvojat, kaip, kas naujo atsiranda ir kad po 3-5 metų, jeigu kas nors jūs paklaustų, ar kaip jūs teikiama švietimo pagalba, mokykloje ar ugdymosi poreikių įvertinimo, kiek jin būna veiksminga, ar mokyklos steigėjas paklaustų, ar šiaip atliktumėt kažkokią tai analizę mokyklos ar ne veiklos pagalbos vaikui. Tiesiog jūs matytumėt, kad dirbate veiksmingai, kad padedate mokiniam, kad tikrai analizuojate situacijas, kad kyla visokių iššūkių, kad gali būti klaidų, kas normalu, nes visi žmonės dirba, kad buvo pervertinant, atliekant, pavyzdžiui, pervertinimą, pastebėjot tai, ko nepastebėjot pirmą kartą. Tai viskas yra normalu, papildote formą ir priimat sprendimą ir tada vėl tą pačią eigą toliau informuoti mokyklos vadovą. Ar gali mokyklos vaiko gerovės komisijos nustatyti ir parašyti išvadą apie specialių ugdymosi poreikių lygį, kas nustato specialių ugdymosi poreikių, ar PPT ar mokyklos vadovas su švietimo pagalbos specialistas, tai kaip ir kalbėjau, specialiuosius ugdymosi poreikius nustato tik tai tarnyba pagal jai suteiktą kompetenciją. Tai jeigu jūs manote, kad vaikui tikrai yra specialiai ugdymosi poreikiai, tai jūs tikrai kreipsitės ir rekomenduosite tėvam, arba rekomenduosite tėvam kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialių ugdymosi poreikių vertinimo. Mokykla atlikusi pirminį ugdymosi poreikių vertinimą, netgi ir pavadinimas kitas, ar ne, jūs neatliekat specialių ugdymosi poreikių vertinimą. Vaiko gerovės komisija atlieka ugdymosi poreikių vertinimą, todėl ir nenustato specialių ugdymosi poreikių nei lygio, nei priskiria grupėm, o nustato ugdymosi sunkumus, kylančius, pavyzdžiui, dėl kalbos ir kalbėjimo, ar ne, dėl kažkokių elgesio iššūkių, dar dėl kažkokių sunkumų. O jeigu tikrai matote, kad sutrikimas, tikrai sunkumai, kuriuos gali įvertinti pedagoginė psichologinė tarnyba, tai jūs į ją tiesiog kreipsitės. Tai
ar įstaigos logopedas atlikęs vertinimą ir pristatęs jį komisijai gali vaikui rašyti nedidelius specialiuosius ugdymosi poreikius, čia vis apie tą patį. Tai kaip ir kalbėjom, negali. Žinom, kad buvo praktikų, dėl to čia kilo iššūkių, kad buvo praktikų visokių, bet niekada negalėjo. Nuo 2011 metų visą laiką buvo prievolė tik tarnybai. Sąrašų suderinimas tai ne specialių ugdymosi poreikių vertinimas. Bet nenorim grįžti, kas buvo, nenorim analizuoti situacijos, buvo pagal teisės aktus ar ne pagal teisės aktus. Tiesiog dabar norėtumėm aiškiai sudėti akcentus, kad ugdymosi poreikių vertinimą atlieka Vaiko gerovės komisija, nustato ugdymosi sunkumus ir priima sprendimus, kaip tuos sunkumus gali įveikti, taikant ankstyvą intervenciją ir savo specialistų, savo įstaigos kompetencijos ribose, savo specialistų kompetencijos ribose, pritaikant, teikiant pagalbą ar ne, galvojant apie mokymo būdus mokytojo ar ne, įvairiausias situacijas spręsdami ar pasiūlant kitas pagalbas, kaip papildomą kažkokias visos dienos mokyklą ar kitas pagalbas, ką mokykla gali ir turi, kokiais ištekliais disponuoja. Bet tikrai nevertina specialiuosius ugdymosi poreikius. Tai turbūt atsakiau, po pirminio ugdymosi poreikių vertinimo irgi buvo klausimas, koks ten tas algoritmas, tai ką toliau mokyklos vadovas. Tai jis skiria švietimo pagalbą. Kaip jau ir kalbėjau, skiria švietimo pagalbą, vadovaudamasis vertinimo formą užpildytą mokyklos Vaiko gerovės komisijos, skiria arba protokolu, kaip jau sutarsite, kaip patogiau, kaip jūsų mokyklos vadovas norės, ir kaip jums bus, nes jis rašys potvarkį ar ne sprendimą arba įsakymą, kokiais jau jis ten, tais sprendimais, kuo jis priima, kokiu dokumentu, tai jis turbūt nurodys, ar ne, kad vadovaudamasis Vaiko gerovės komisijos tokiu protokolu arba tokia pažymos forma, ar ne, vertinimo forma, jis priima tam tikrą sprendimą. Ir kartu įpareigoja rengti pagalbos planą ir noriu atkreipti dėmesį, kad tas pagalbos planas, nėra, dėl ko aš vis kalbu apie individualų ugdymo planą, nes, pagalbos planas siekis yra toks, kad turbūt, kad nei vienas specialistas nedirba tiek su vaiku, kiek ugdantis mokytojas ir galbūt tėvai. Tai natūralu, netgi vaikui neištariant R garso, dėl įvairių priežasčių, jūs turbūt nustatysite tas priežastis, vis tiek turbūt įtvirtinti, jeigu, kai jau jūs tik sutvarkysite galbūt tą garsą žargonu kalbant arba įtvirtinsite tam tikrą gebėjimą ar ne, vis tiek mokyklos mokytojas arba darželio mokytojas, ar ne, jis turėtų kasdienį vaiko veikloje stebėti jo kalbą ir irgi nepraleisti, tiesiog neignoruoti jo daromas klaidas, o tiesiog pasižiūrėti. Tai dėl to ir atsiranda individualus ugdymo planas, nes jis turės atkreipti dėmesį į vaiko kalbą, galbūt sudaryti ugdymosi situacijas, kada tas vaikas galės, turės kalbėti, kad atkreipti dėmesį, kad jis kuo daugiau pavartotų tą, jeigu dabar kalbam apie tą R garsą, kad R garsą savo žodyne kalboje, ar ne, kad žodžiai būtų daugiau, tai tikrai, tas individualus ugdymo planas turėtų būti rengiamas, bet noriu paprašyti visų, kad nebūtų kažkoks perteklinis didžiulis dokumentas, atskiras dar dokumentas, kad tie dokumentai vienas kitą papildytų, galbūt jie atsirastų prie grupės veiklų ar ne planavimo, o esant poreikiui susimoderuotų, nes jūs vis tiek daug dokumentų jau pildote elektroniniais formatais, tai tikrai pagalvokite, kaip patogiai galėtumėt priimti tuos sprendimus ir rengti tuos planus, o paskui juos vertinti ir stebėti. Nežinau, ar dar mane girdit, jau rodo man, kad internetas pradeda strigti, bet jeigu nėra jokio signalo, tai turbūt, kad girdi. Ir mokyklos vadovas paveda ar ne komisijai stebėti tą individualų planą ir pagalbos planą ir jo veiksmingumą mokiniui ir kad tikrai
nebūtų ten kažkokiu bereikalingų ataskaitų rašymo ar panašiai, vis tiek mokytojas rengs vaiko ugdymosi pasiekimų kažkokį aprašą ar įvertinimus trimestro ar pusmečio ar dar kažkokius teiks, tai jūs ir matysite, kiek sėkmingai vaikui sekasi ugdytis, kiek sėkmingai prie to ugdymosi prisidėjo švietimo pagalbos specialistas, ar dar toliau reikalinga jo pagalba ir intervencijos, ar tada turėsite atnaujinti, kaip jau kalbėjom, jeigu ne, tai tiesiog būsite atlikę savo darbą, nepamirškite grįžti, stebėti, ar tikrai nepasimiršo, ar vaikas tik tinkamai įsitvirtino garsą, nes tikrai specialistų darbo formos yra labai įvairios. Tai, būtų gerai, kad rastumėt, susiplanuotumėt laiką ir grįžti, stebėti, po kiek laiko pasižiūrėti, ar tikrai nepametė vaikas jūsų suformuotų įgūdžių, kaip jam sekasi ir priminti ir mokytojai, jeigu kas pasimetė, kad grįžti vėl būtinai viską bandyti sutvarkyti ir sustatyti į vietas. Ar pagalbos planą kas rengia pagalbos planą? Specialistai, jau kaip ir kalbėjau, ar turi būti grupės mokytojų ir tėvų skiltis? Jeigu jūs manot, kad ten tėvai kažkokią indėlį gali atnešti į tą pagalbos planą, tai turbūt, kad turėtų būti, jūs rekomendacijas rašysite. Bet kadangi, ir iš klausimo jau aišku, kad tikrai turi įsitraukti ir grupės mokytojas, čia matyti iki mokyklinio ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos atstovas paklausė, tai tada atsiranda iš čia jau ir atsiranda individualus vaiko ugdymo planas, nes ten jūs surašysite viską, kas skirsis kitaip nuo kitų grupės vaikų, ar ne? Taikomi metodai, taikomi būdai, specialisto pagalbos intensyvumas, ar ne, ir tikslas, turbūt ir ir rekomendacijos tėvam, ar ne, kai rengia kažkokiom veiklom, ar dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose, kad tėvai galbūt kalbėtų su vaiku, ar neprašytų tam tikrų, spręstų šaradas visokias įvairiausias. Tai tikrai gali tas rekomendacijas įvairiausias, bet jūs turbūt jas rašysite įprastais kanalais. Tai tiesiog tame plane jūs pasirašysite, ar ne, kad tais, kuriais būdais informuojate tėvus, apie tais būdais turbūt ir informuosite, kaip sekasi įgyvendinti tą individualų planą, kada galbūt baigėte tas intensyvės pagalbas, arba tiesioginę pagalbą, ir kad pereisit prie stebėjimo, nes tėvai klausė ir kai kurie specialistai klausė, ką man dabar daryti, aš turiu vaiką išmesti iš pasibaigus jam ten, nes, kaip matėte, teisės akte yra tam tikrų nuorodų ir turbūt aš kitoj skaidriai pakalbėsiu į švietimo pagalbos trukmę, tai tikrai vaikų neišmetam. Galbūt atsitraukiam su savo pagalbom, ar ne, jeigu tam tikrą darbą atlikote, suformavote tam tikrą gebėjimą, jeigu matot, kad reikia laiko jį įtvirtinti ir nenorit pamesti, tai tikrai ir mėnesį, ir 2, ir 3, ir metus galbūt stebit, ir galbūt kitiem metam rekomendacijas bus dar kartą dirbti tęsti logopedo teigiamą pagalbą ar specialią pedagogų pagalbą. Tikrai priimsite tos sprendimus, tinkamiausius vaikui, aš tikrai tikiu. Bet labai svarbu, kad ta refleksija būtų. Ir kažkuo remiantis, kad jums nereikėtų burti, pasikeitė arba nutiko taip, kad pasikeitė specialistas ir jūs nebežinote, ką jis ten darė. Tiesiog paėmė, matytumėt, nereikia ten labai didelių apimčių rašymo, nes jau proporei tos pristatymo aš su viena įstaiga susirašiau, jie tikrai patiria iššūkį ir nerimą dėl to individualaus ugdymo plano ir pagalbos plano ir tikrai rengia ten krūvą dokumentų, bet reikėtų galvoti apie paprastesnį formatą, kaip galbūt vienu papildomu stulpeliu išspręsti, o paskui sumoderuoti tą individualų planą, kad pateikti jį tėvam. Tai ieškokite tų sprendimų, kuriuos lengva ir paprastai gyvendinti. Ir klausimai dar buvo dėl, kas kreipsis į tarnybą po vertinimo. Tai kaip ir sakiau, paskirsite kažkokį atvejį, žmogų, įpareigosite specialistą ar mokyklos, ar mokantį mokytoją, ar klasės auklėtoją, kad stebėtų. Rekomendacijos dėl švietimo pagalbos, jau kaip pradėjau ir kalbėti, kad jo teisės aktas nustato įvairovė, ko pirma nebūdavo, ar ne, ir tarnyba turbūt rekomenduos, atsiranda
iššūkiai sudaryti tvarkaraščius. Bet tikrai turit nusimatyti ir visom formom, nes pagalba teikiama šių specialistų ir tiesioginiu būdu, ir netiesioginiu, ir visos formos tinkamos, tai tikrai turėtumėt pagalvoti, kada tas netiesioginiu būdu specialistas darbuosis, ar ne, kada jis konsultuos mokytojus, kada jis dalyvaus vaiko gerovės komisijose posėdžiuose, vertinimus atliks, viskam turi būti numatytas laikas. Ir galvojant apie tvarkaraščių sudarimą, reikėtų įvertinti ir visus pasikeitimus ir specialistų funkcijose, ir tai, kad pagalbos gali keistis ir pagalbų sąrašai, pagalbą gaunančių vaikų sąrašai gali keistis, pavyzdžiui, po pirmojo trimestro, jeigu ugdymo etapais, galbūt po 3 mėnesių, gal po mėnesio. Tai ir visai pabaigai dar noriu truputį pakalbėti dėl reikalingo švietimo pagalbos, atsisakymo ir nutraukimo. Tai nutraukti gali mokykla, ar ne, ugdymo įstaiga, stebėdama, kad tikrai yra pažanga, pasiekimai ir matot, kad tikrai vaikas pasiekia, jeigu jisai mokosi pagal bendro ugdymo programas, kad pasiekia tą lygį, kurio reikia, slengstinį, ar ne, ir kad jam galbūt nebereikia, nežinau, kalba kažkas ant viršaus, ar čia aš girdžiu, tai nematau, kurį čia reikėtų, ačiū, kad pritildėt, nepritildėt, bet jau tikrai suprantu, kad turiu baigti, ir vis tiek lieka prievolė tėvam, ar ne, ir dokumentas numato, kada tėvai kreipiasi ir kaip kreipiasi ir ką mokykla turėtų daryti, jeigu tėvai, pavyzdžiui, kreipiasi ir atsisako tam tikrų sprendimų. Tiek po mokyklos vaiko gerovės komisijos vertinimo, atsisako, ar ne, gali atsisakyti pagalbos, tai vis tiek jūs turite stebėti, kaip vaikui sekasi. Ar nekyla grėsmė jam tiesiog iškristi iš to švietimo, iš vis nebaigti programos, ar ne, arba per daug kartų ją kartoti, negaunant pagalbos vaikas galbūt patiria tam tikrų kitokių iššūkių, tikrai mokyklai yra prievolė stebėti ir ten yra apraše numatyta. Tai aš kaip ir pabaigiau savo pristatymą, baigiu dalintis. Sandra, galite perimti, noriu žinoti, ar aš nustojau dalintis. Nustojau ir kamera, matau, įsijungia, tai atsiprašau. Viskas gerai, ačiū Daiva labai už pranešimą. Tai dabar tas laikas, kada mes atsakinėsime jūsų klausimus. Tai matau Vilijos pirmos ranką pakeltą, tai jūs galite paklausti žodžiu, kol aš įsijungsiu klausimų langelius. Taip, Vilija, noriu paklausti, jeigu yra specialiai ugdymosi poreikiai nustatyti, tai tada viskas suvedama į registrą. Kokia sistema yra, jeigu vaiko gerovės komisija nustatė? Tai vaikui perėjus į kitą mokyklą vėl iš naujo visas procesas užsiveda ir jį stebėti reikia, kol kažkas pastebės, kad jam reikalinga pagalba. Nes šitie duomenys kaip ir neperduodami iš mokyklos mokyklai. Tai aš pradėsiu atsakyti, nežinau, yra mano kolegės, tai papildys, girdžiu garsą, atsiprašau, jeigu galite Tai žiūrėkit, duomenys, kai pedagoginė psichologinė tarnyba įvertins, atsiras prie mokinių registro. Tai vaikui keliaujant, tai kita mokykla pasižiūrės mokinių registrą ir matys, kad jau jiem yra specialiai ugdymosi poreikiai. Dėl pirminio ugdymosi poreikių vertinimo, tai turbūt, kad jūs, nežinau, dažna savivaldybė turi tą palydėjimo vaikų, ar ne, buvę mokytojai ar darželių iki mokyklinio ugdymo įstaigos pristato pradinio ugdymo mokytojams, kurie perima vaikus, apie taikytas mokymo strategijas, kaip jie sekėsi, pristato vaikus, jeigu visa grupė perina. Tai turbūt, kad yra vieta aptarti, ar ne, ir apie ugdymosi poreikių kad jie turėjo tie vaikai. Bet aš manau, jeigu ugdymosi poreikių nesikreipia dėl specialių ugdymosi poreikių per 4 metus, tai kad turbūt niekur nepraranda nei vaikas, nes netikiu, kad ugdymosi poreikius, jie išliks 4 metai ir jūs nesikreipia pedagoginė psichologinė tarnyba dėl specialių ugdymosi poreikių vertinimo. Turbūt, kad kreipsitės. Ačiū. Nežinau, ar atsakiau, gal kas papildys, jeigu.
Daug klausimų apskritai yra su tėvais ir vienas iš tų klausimų yra, jei tėvai nesutinka vertinti pedagoginėje psichologinėje tarnybai, ar tai yra jų teisė rinktis, ar vaiko teisų pažeidimas ir ar yra būtinybė kreiptis į vaiko teisės. Nu, tvarkoje prašė mes kaip ir nustatėm, ar ne, kad yra prievolė tėvam kreiptis, nes tėvai vykdo rekomendacijas. Švietimo įstatymas nustato, kad tėvai vykdo specialistų ir mokyklos rekomendacijas. Jeigu nesikreips, jūs tėvus informuojate, ar ne, nes jie turi tada apeliaciją teikti arba nutraukti, atsisakyti. Teikti raštišką prašymą, kad atsisakau švietimo pagalbos, ar ne. Bet atsisakius tada jūs taikot apraše numatytą eigą, nes ten yra punktas, ar ne. Arba jeigu atsisakys dėl specialių ugdymosi poreikių vertinimo, taip pat yra numatyta eiga. Vis tiek turi būti, čia ne tėvų noras ir ne tėvų lūkesčiai. Vaiko yra teisė ugdytis pagal savo gebėjimus ir galias, o kad tai galėtų daryti, juos reikia pažinti, tai yra atlikti vertinimą. Ačiū. Dar vienas klausimas. Ar Vaiko gerovės komisija turi atskirai informuoti tėvus, kad jie turi teisę per 5 dienas pateikti apeliaciją? Daiva, esat? Ar... Taip. Užstrigo. Viskas atsistatė. Veikia, Daiva, viskas gerai. Viskas gerai, atsiprašau. Čia technologijos, matot, paveda, bet tai dar kartą atsiprašau. Tai dabar dar dėl klausimo, dėl tų 5 dienų, jeigu bijau, kad neatsakyčiau to, ko neklausėte, nes gal nelabai ir nugirdau, dėl 5 darbo dienų, kad jie reikia informuoti apeliaciją jūs ten turite supažindinimą. Taip, kai supažindinsite tėvus ir jie pasirašytinai susipažins ir jau jie, jūs vis tiek pasakysite, kad jeigu kažkas jiems kyla nepritarė, nejaučiate, kad vis tiek nesusikalbėjote, kad ir kaip bandėt paaiškinti, kodėl reikalinga jūsų siūloma pagalba, vis tiek kyla iššūkiai ir matot, kad, ten kažkokie tokie dalykai vyksta, tėvai nebenori girdėti, ar ne, tai jūs turit pasakyti, kad 5 dienas, kad per 5 dienas yra galimybė kreiptis ir apeliuoti, nepritarti. Tai manau, kad tėvai tą ir padarys. Jeigu nepadarys po 5 dienų, tada jūs susirasite, reikėtų susirasti tėvus ir paklausti, tai jie turbūt pritarė teikti siūlomai pagalbai, nes, nepatikė apeliacijos, nes, paskambinti tarnybą turbūt nėra taip sudėtinga, ar ne? Irgi klausimas, kam tėvai teikia apeliaciją, nesutinka su VGK siūlymais, tai Daiva jau pasakė pedagoginiai psichologiniai tarnybai, bet dar klausia, ar jeigu tėvas nesutinka su VGK siūlymu vaikui teikti pagalbą, kaip ir kur fiksuoti atsisakymą? Tai vis tiek jūs, čia ir rengsite tą individualų ugdymo planą, ar ne, vadovaujantis rekomendacijomis tarnybos, jūs parengsite tą individualų ugdymo planą ir švietimo pagalbos planą ir tėvai supažindina tėvus su tuo planu. Tai kaip ten supažindinate pasirašytinai ar visą apimtim jūs prašysite, tai matyti tėvai ir, kad pastabas tokias parašytų, ar ne, kad jie nepritarė, dėl ko nepritarė ir tada, pabandysite dar, aišku, kad su tais tėvais gali kilti iššūkių ir tikrai pasikalbėti verta, galbūt gal atidėti tą pasirašymą, nebūtina jiems gal iš karto ten, jeigu matot, kad dar tiesiog jiems reikia laiko susitaikyti, ar ne, su vaiko ugdymosi poreikiais, tai jūs gal
ir skirkite tą laiką ir paskui sakykite, kad galima atidėti sprendimo priėmimą, galima ateiti kitą posėdį, ar ne, ir pasikviesti atskirai jūs, skirti jums laiko. Ir tada, jeigu jie sutiks, kad dar jie nori su tuo susigyventi, tai, ir leiskit susigyventi. Ir tada jau, kaip, sutarsite, kad po kelių ten tų dienų turėtų ateiti ir jeigu tėvai vis neateina, tai jūs tada turėtumėte ir sakyti, kad, forminate visą šitą procedūrą, kad tėvus jūs informuojate, kad turi 5 dienas apeliuoti ir jeigu nepateiks apeliacijos, tai jūs pradėsite teikti vaikui pagalbą, nes, tą sprendimą. Jeigu tėvai sakys ne ir visaip kaip kitaip, tai tada užsisuka ta atsisakymo procedūra, ne? Stebite vaiką, jeigu matot, kad tikrai kyla sunkumai, galimybės iškristi, užsukat iki vaiko, teisių pažeidimo. Dar paskutinis klausimas iš tų apeliacijų. Ar yra kažkur numatyta, kas turi informuoti ugdymo įstaigą, kad tėvai kreipėsi į PPT apeliacijos? Kad tėvai kreipėsi, tai dokumente yra. Ir tiek vaiko gerovės komisijai vertinusi formai ten yra ar ne, mažom galbūt raidelėm, aš dabar nebeatsimenu ir nenorėčiau ieškoti, nes tikrai bijau, kad internetas vėl kas nors. Man atrodo, kad ten yra, kad informuoti tėvus arba pačiam apraše. Pasižiūrėkit, kad dėl apeliacijos. Bet iš kur mokyklai žinoti, kad tėvai nuėjo iki PPT su ta apeliacija? Tai žiūrėkit, tai vis tiek komunikuokit, ar ne, po 5 dienų galbūt pasiskambinkite į tarnybą ir ten jau turėtų būti užrašyta, užregistruota apeliacija. Ir turbūt, tiesiog sutarkite gal savivaldybei, kaip jums patogiau, ar skambinti, ar dėl apeliacijos galbūt tarnybos praneš, kad gauta apeliacija dėl ugdymosi poreikių vertinimų. Būtų gerai galbūt, kad sprendimai čia tikrai mes nepagalvom nacionalinių teisės lygių, kad čia kažkaip surašyti ir kad čia gali būti svarbu. Taip, jeigu praleidom, tai galbūt galite savivaldybei tą sprendimą priimti. Ačiū. Monika, galite klausti? Tai laba diena visiems. Ar girdit mane? Taip. Tai aš turiu klausimą, nes jūs pirmiau minėjote dėl dokumentų pasidalinimo apie vaiką, tarkim, darželio ar kažkur kitur. Tačiau yra konfidencialumo labai didelis faktorius, kad aš, tarkim, mokindama pradinėje mokykloje, išėjęs vaikas į kitą mokyklą, aš neturiu to teisės daryti ir tuo pačiu dar noriu paklausti dėl informacijos dalymosi su mokytojais, nes pagal naująjį įstatymą, kur atsiranda individualūs planai, ten yra tokia eilutė parašyta, kad per vaiko gerovės komisijos posėdį pristatant individualų planą reikia su tėvais aptarti, kurie mokytojam, ar galima apie spec poreikius pasakyti, ar ne, nes juk įstatymiškai aš kaip specialistė sužinojus, kad vaikas yra spec poreikių, neturiu teisės, bet tėvų leidimo pasidalinti su mokytojais. Ar aš kažką maišau? Vaiko duomenų apsauga nėra svarbiau už vaiko poreikius. Tai viena. Nes tada sudėtinga, nes jūs kaip ir sakėt, tas rekomendacijas, juk būna pristatymai apie vaiką, bet faktiškai niekas negali, nei mokykla, nei PPT, niekas pateikti informaciją, kad tas vaikas yra spec poreikių, nes, suprantat, šiuo metu dirbu profesinio rengimo centre ir dauguma, mes tik iš registro matom, kad tie vaikai yra, bet mes nieko negalim paklausti, nes tėvai slepia ir sako, ne, mes nebuvę. Bet jūs galit paklausti, nes tikriausiai ugdant, mokantis jam kyla sunkumų. Jūs tikrai galit paklausti, ar kartais nebuvo vaikų vertinti specialiai ugdymosi poreikiai. Mes žinau, kad vis tiek klausim ir vis tiek sako ne, bet mes konfidencialumo tai ne, bet jūs tada turit sakyti, kad mes tada, turim registrę, mes matom, kad jie buvo. Tai nėra čia neslapta informacija ir nuo šių metų jau yra į registrą bus keliami duomenys privalomai. Automatiškai jau kelia. Taip. Bet tik norėjau tai paklausti, bet jeigu mes matom, kad ateina mokytojai sako, jam nesiseka tam tikri dalykai ir mes matom, kad jis yra registre registruotas, mes neturim teisės mokytojui sakyti, kad gali būti, kad jis yra specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl to jam gali būti sunkiau. Ir kad jį bent jau turi teisę mokytojui sakyti, kad mes kalbėsime su mokiniu, ar ne, turbūt pilnametis jau mokinys arba tėvai. Ne visi. Ne visi, nesvarbu su tėvais, kad kalbėsite ir bandysite spręsti ir pasakyti mokytojui, kad jis kitaip nepritaikys. Jis turi žinoti, ką jis pritaiko.
Tai Tai dėl mes ko jis kaip ir- pritaiko? tai Bet mes jisai be neturi, nu, va čia esmė tokia, kad mokytojas, jis turi privalo žinoti, bet jis negali ten atėjęs į klasę sakyti, tu specialiųjų poreikių, tu ten Ai, sėsk ne, 10. ne. Aš tik noriu paklausti, ar mes be tėvų sutikimo, turintys ten dokumentus arba registrą žymėtus mokinius, be tėvų sutikimo galime tai pasakyti dalyko mokytojo. Jūs turite vis tiek, kai kalbėsite, kad kyla sunkumo ar ne, ir jūs matot, kad specialiai poreikiai, ir kad pradėsite, jeigu ten kažkaip kitaip prieštarausi, tai tada jūs sakysite, kad pradėsite atlikti pirminį ugdymosi poreikių vertinimą, kaip institucija. Tai esmė tokia, kad jeigu tėvai slepia, bet jums niekas nedraudžia atlikti pirminio ugdymosi poreikių vertinimą ir ten tada, vis tiek kils sunkumai, matysis ir, šiaip tėvai negali slėpti, negalėtų. Bet, reali situacija yra kitokia, žinokit, kol kas dar su tėvais. Žinom. Tai čia dar reikės 10-mečio, kad ta situacija turbūt pagerėtų, bet esmė tokia, kad, mes vis tiek turim turėti tėvų sutikimą, kad mokytam tai sakytumėm. Ginant vaiko visas teisės. Tai jeigu mokytojai nesakysite, tai kieno teisės ginsite? Tai žinokit, įstatymai prieštarauja vienas su kitu, nes tam įsakyme tikrai apie emocijų ir elgesio sutrikimus naujas yra išleistas ir parašyta, kad vaiko gerovės komisijos metu sudarius planą su tėveliais reikia aptarti dėl mokytojų pasakymui. Kaip pasakyti, kam galima pasakyti, kažkas ten tokio. Bet, jau sudarius planą, tai kas sudarys tą planą? Pagalbos planą, specialistai sudarys pagalbos planą ir jie turės teikti rekomendaciją ar ne kaip organizuojant ugdymą, pavyzdžiui, dėl elgesio emocijų, ar ne, kad nebūtų ten agresyvių tam tikrų, nežinau, dėl ko. Pats sudėtingiausias turbūt tie atvejai, kai vaikas yra prieštaraujančio elgesio ar ne, neklusnaus, arba agresyvaus, ar dar kažkokio, tai matyti dėl to, tai ir kas išprovokuoja, tai jūs kaip parengsit planą ir nesakysit mokytojam, man tai labai keista, kad tos situacijos, pavyzdžiui, jeigu mokytojas garsiai kalba, kad 15 minutę kils agresija, tai turbūt, kad turit pasakyti, nes kitaip nelabai, suprantu, dėl to sutikimo ar panašiai, bet čia gali būti, kad dokumentai kažkaip bet mes irgi savo suderinam su duomenų valdytoju ir jis pasakė, kad duomenų apsauga nėra svarbiau už vaiko teisėtą interesą gauti pagalbą. Gerai, supratau, tai nes, čia, žinokit, daug tėvų neigia ir tiesiog, atsitinka O jeigu jums reikia, tai jūs tiesiog priėmimo momentu sudarant sutartį įsirašykite, kad punktą, ar ne, sutartyje, kad jeigu matysite, kad vaikui reikalinga pagalba ir registrą matysite, kad jam buvo nustatyti specialiai ugdymosi poreikiai, kad, tą ir darysite. Ir tėvai iš karto automatiškai sudarant sutartį pasirašys ir sutiks, kad tėvai sutikim, ten suformuluokite, aš čia taip greitoje būdu gal nelabai tvarkingai susakiau. Supratau, tiesiog esmė tokia, kad jeigu matysime registrą informaciją arba poreikį, mes turime teisę į pirminį vertinimą. Taip, o kaip sakiau, tėvai gali atsisakyti, tai tada vis tiek tas yra tvarka, kad vaiko gerovė, vaiko teisės ir taip toliau. Taip, supratau, ačiū labai. Ačiū, Monika. Klausimas, ar tėvai gali aplenkti mokyklą ir nueiti tiesiai į tarnybą be mokyklos vertinimo? Taip gali. Ir tada dėl ko yra punktas ir atsirado, kad tarnyba turi įsitikinti, kreiptis į mokyklos vaiko gerovės komisiją, ar nebuvo kartais atliktas vertinimas, ar ne? Dėl to, kad jeigu buvo atliktas, kad nedubliuoti, tada klausimas, kodėl tėvai nepristatė, ar ne, to pirminio ugdymosi poreikių vertinimo pažymos. O jeigu jis nebuvo atliktas, tai galbūt tarnyba turės, vaiko gerovės komisija turės paaiškinimą, kodėl jie nesiūlė kreiptis dėl vertinimo specialių ugdymosi poreikių ir tarnyba taip pat galės nevertinti specialiosios ugdymosi poreikius, nes galbūt vaikui buvo skiriamas visai kitos pagalbos, ar ne, galbūt visos dienos ugdymas, gal koordinuotai teikiamas paslaugas, kreiptis į tarp institucinę bendradarbiavimo koordinatorių, bet iš esmės tai tiesiog pildyti tų formų papildomai, jeigu jis nueina į tarnybą, o jūs mokyklos vaiko gerovės komisija nebuvot užpildžiusi, tai jūs ir neturite jų pildyti. Kad nesvarbu, kad jisai mokosi gal kelintus metus, ugdosi, bet
na, jūs nepastebėjot tokio poreikio dėl ugdymosi poreikių vertinimų ir jeigu neturite, tai ir neturite pildyti dirbtinai tiesiog, vaikui tėvam pasikreipusius, dabar pulti pildyti atgalinę tvarką, nežinau, ar aiškiai čia susakiau. Jeigu turit, pateikė tos dokumentus, jeigu neturit, paaiškinat, kad neturit. Gerai. Alvija, galite paklausti. Sveiki, ar girdisi? Taip. Taip, tai atstovauju Šiaulių Dermės mokyklą, mes esame specialioji mokykla ir visi mūsų mokiniai yra didelių specialiųjų poreikių, ar ne? Iškilo mums problema tokia, kad rajonų tarnybos atsisako vertinti mūsų mokinius, nes jie nebeturi, jie mokinių registre neprieina į mūsų įstaigą, kad suvestų į mokinių registrą duomenis. Dėl to jie nukreipinėja visus vaikus į Šiaulių miestą, kadangi turim virš 300 mokinių, tai fiziškai yra neįmanoma, kad Šiauliai apsiimtų įvertinti visus mūsų mokinius. Žiūrėkit, ačiū Alvija už šitą klausimą. Gal galite raštu mums parašyti, nes mes tvarkome šitos klausimus, kurie susiję su mokinių registru ir mes pabandysim išspręsti šitą klausimą individualiai. Ačiū. Ačiū. Tai Linai Palačionienei parašykit, susiraskit mūsų kontaktus ir išspręsim klausimą. Tai Vilija, klauskit. Sakykit, dabar specialistų, logopedų, specpedagogų etatai skiriami pagal SUP mokinių skaičių. Tai yra tarnybose nustatyti specialiai ugdymosi poreikiai. Kaip šitie specialistai gali padėti tą vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis, jeigu jie yra skiriami tik tai tiem vaikam, kurie yra SUP mokiniai. Tai dėl to, nežinau, čia vėl ar aš čia save. Ačiū. Viskas gerai, kalbėkit. Tai dėl to ir atsirado tos trukmės, ar ne, skiriamos pagalbos, jeigu 3 mėnesiai, vaikus ir tarnyba rekomenduos švietimo pagalbą kažkokio specialisto, ten 3 mėnesiai, tai vadinasi dar 6 mėnesiai yra kitiem vaikam pagalba teikiama, galimai teikiama, ar ne, gali teikti. Taip pat mes peržiūrėsim šitą galbūt galimybę šitą teisės aktą, nes švietimo įstatymas sako, kad pirmiausiai nuostata yra švietimo įstatymo, ar ne, kad turi būti skiriama pagalba švietimo ir ją teikti. Tai tikrai po truputį, dar žinau, ne visi vaikai įsivertino ir pagalbos trukmės ir intensyvumas nėra nustatytas, bet po truputį jau pradės vertinti, gal šitie metai, ir pabandysime tada ir per tą laiką turbūt priimsime ir sprendimą aiškesnį. Ačiū. Dalia, klauskit. Sveiki, man klausimas toks gana konkretus. Jūs teigiate, kad PPT arba PP skyriai vaikus vertina medicininių aspektų. Tai man tiesiog kyla klausimas, pagal ką jie vertina, nes tokių specialistų paprasčiausiai tarnybose nėra. Ar ministerija neplanuoja kažką daryti tuo klausimu, kad skirti etatus įdarbinti, ieškoti specialistų, nes medicininių aspektų vaikai yra nevertinami? Įvairiai yra, įvairių tarnybų yra, dirba ir ergoterapeutai, ir vaikų neurologai, tai, nėra ką daryti. Nežinau, tai įvairių aspektų yra. Paprašys pažymos arba vaiko raidos centro. Tai turint vaiko raidos centrą, jau jis turės visus įvertinimus ir medicininį tame. Taip, tik vaiko, bet jūs įsivaizduojate, jeigu vaiko raidos centrai eilės yra apie metus laiko. Tai gal vaikas pristatys vaiko neurologo pažymą, tai taip, suvienodinti tarnybos. Supratau, čia yra paprasčiausiai. Bet žiūrėkit, medicininių aspektų švietimo įstatymas nustato, bet jeigu nereikia jums sprendimui priimti, tai pedagoginė psichologinė tarnyba ir nevertins tų aspektų. Jeigu nereikės vaikui. Bet jeigu reikia, ką daryti tada? Tai jeigu reikia, tai jie tarnyba ir sudarys sutartis, ar dar kažkokius sprendimus priims, bet, tai gaus, tėvai pristatys tą pažymą, tai sprendimą vis tiek atliks tarnyba. Mes šiandien apie vaiko gerovės komisiją. Palmira, dar jūsų ranką matau. Aš turiu klausimą dėl konfidencialumo pasirašymo pažymų. Dabar, jeigu tėvai atvyksta į VGK posėdį, jie turi pasirašyti? Tėvai tai bendra tvarka turbūt, ar ne? Turi, ne? Šiaip tai būtų gerai, kad jie ten išėję netarškėtų.
taip, tiesiog diskusija buvo apie ką, apie vaiką jų, tai koks jiems tikslas eiti ir pasakoti ten visokius kažkokius tai dalykus, ar ne? Tai nežinau, to poreikio mes tokio nenustatėm dokumente, kad jie turėtų privalomai, bet jeigu jūs tikrai, nežinau, mažas savivaldybė galbūt, ar ne, toks visokių gali būti niuansų, tai turbūt, kad priimkite sprendimą Vaiko gerovės komisijoje, kad pasirašys. Ir tada informuokite tėvus, kad visi kiti pasirašė konfidencialumo sutartį, pavyzdžiui, sudarius, ar ne, Vaiko gerovės komisiją, kad jie žinotų, kad ne jie vieni čia laikysis konfidencialumo. Taip, ir dabar, jeigu yra grupių vadovai, klasės auklėtojai, ar jiems užtenka vieną kartą pasirašyti, nes, tarkim, jie gali ateiti kas mėnesį su vis kitais mokiniais, ar užtenka vieno karto, ar reikia kiekvieną kartą, kai atvyksta į posėdį? Ne, nereikia. Vieną kartą, tikrai vieną kartą, jeigu jūs svarstė, nes jį galiojanti. Supratau. Ačiū. Ačiū. Vygintos dar ranka yra. Neįsijungia, gal irgi internetas. Ar girdite mus, Vyginta? Kol atsilieps dar klausimas, taip. Rašo, kad pedagoginės psichologinės tarnybos išvadoje rašoma pritaikyti bendrasis programas, bet nieko nėra dėl profesinio mokymo programų, o ten taip pat yra labai sudėtingų dalykų. Ar gali prašyti išvadoje pritaikyti ir analogiškas profesinio mokymo programas? Dabar jau turėtų pritaikyti, bet čia gali būti, kad kompetencijų nėra tarnybo, ar ne, tai Sandra mes turėtumėm pasirašyti, kad, galvoti ir apie tas kompetencijų ugdymus, kaip pritaikyti profesinio mokymo programas. Nes mokymus vis tiek vykdom su tarnybom, tai čia gali būti, kad reikia kompetencijų suteikti, tikrai reikėtų, tai labai geras klausimas, fiksuojam, ačiū. Šiaip teisės aktas numato, kad jie turi pritaikyti. Taip. Rekomendacijas pateikti. Patikslinkite, ar Vyginta, girdite mus? Taip. Tada klauskite. Aš norėjau paklausti, kiek laiko turi praeiti nuo pirminio ugdymosi poreikių įvertinimo Vaiko gerovės komisijoje iki galimybės kreiptis į PPT, nes dokumente yra nurodyta ne anksčiau kaip po metų. Tai mums kyla klausimas, ar mes visus metus čia turim dabar įstaigoje sukti tą ratą ar ne, teikti tą minimalią pagalbą, ar mes jeigu matome, kad tikrai vaikas yra specialiųjų ugdymosi poreikių. Aš pasitikrinsiu, tikrai neturėtų taip būti, bet nežinau, ar tikrai taip yra. Punktą gal pametėm kažką, bet taisydami, bederindami. Neturėtų taip būti. Jeigu reikia, jūs turite ir kreiptis taip pat. Atlikot vertinimą ar ne, supažindinant tėvus, pirmą formą užpildytą, rekomenduot kreiptis dėl specialių ugdymosi poreikių vertinimo į tarnybą, ar ne. Ir tėvai sutinka, susipažįsta, pasirašo, tas sutikimas vis po liežuviu, bet susipažįsta, pasirašo ir informuoja, kad patys galbūt kreipsis arba mokyklą, jūs tą ir darote taip pat. Nes jeigu žiūrint pagal tą visą eigą, pagal tvarką tenais yra parašyta, kad planas yra parengiamas, visi tie dalykai, žingsneliai ir parašyta yra, kad nuo pirminio iki pakartotinio, tai reiškia jau į tarnybą, ar ne, kad turi praeiti metai laiko. Ne, pakartotinis tai ne į tarnybą. Pakartotinis tai bus grįš į jūsų pirminį ugdymosi poreikių vertinimą. O į tarnybą tai bus kitas etapas dėl specialių ugdymosi poreikių vertinimo. Tai tas punktas ne taip, neskaitykit šito punkto, kai norėsit siųsti į tarnybą. Jūs tiesiog, kaip aš ir sakiau, atliekat, bet jeigu jūs kaip Vaiko gerovės komisija norėsite dar kartą vaiką pervertinti, tai vis tiek turi praeiti tas ciklas, ar ne, galbūt trumpesnis, nes, pasižiūrėti, kaip sekasi vaiko, įsivertinti vaiko pasiekimus, skiriamos pagalbos efektyvumą, tai taip, neturėtų būti per dažnai tas daroma, nes ir individualų ugdymo planą jūs turbūt rengsite kažkokiam laikotarpiu, numatysite, bet pasižiūrėsiu, jeigu ten tikrai liko metai, tai kažkaip tai nežinau, gal derimo, nes turėtų būti irgi pagal poreikį, nes tikintis, kad jūs tą nedarysite kas mėnesį laiko turbūt.
Supratau, ačiū labai Jums. Aha, tai ačiū už pastebėjimą, aš fiksuoju, užsirašau, pasitikslinsim gal keitimo momentu. Ačiū. Taip, dar gali paklausti Danguolė. Girdite mus, Danguolė? Sveiki, ačiū Jums už konsultacijas. Ir noriu paklausti tokio labai paprasto, čia vis dar dėl konfidencialumo. Ar pakaktų, jeigu nebūtinai reikėtų paruošti kažkokią tai formą, o tiesiog susitikimuose su tėvais, protokoliniu susitarimu, kaip vienas iš nutarimų būtų būtent laikytis konfidencialumo tame tarpe, kadangi pačiai pasirašo ir tėvai, ir mokytojai, gal pakaktų tik tai to, ar būtinai reikia kažkokios formos? Tikrai pakaktų. Matot, ką reiškia praktika. Ačiū. Taip. Ačiū. Lilija, galite paklausti? Labadiena, pagalbos teikėjams tvarkos aprašos patvirtinimas, pakeitimai. Vienu etatų dirbantis specialistas pagalbą teikia, logopedas. Nedaugiau kaip 30 specialių ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriem reikalinga logopedo pagalba. Kur kiti vaikučiai, kurie neturi specialių ugdymosi poreikių? Tai kaip ir sakiau, atsiras trukmė ir atnaujinsime šitą dokumentą, suderinsime. Dabar kaip kalbam. Pavyzdžiui, turim 30 vaikučių su dideliais ugdymosi poreikiais, tai jau 2 etatai, ne? Jeigu skaičiuosim už 2. Nu, tai žiūrėkit, tai skaičiuosit už 2, tai jūs nedirbsite ten su tais vaikais, su 12 ten ar 15 vaikų, ar ne visus metus, tai matyt pasijudins tas sąrašas, nu, kažkiek atsiras trukmė, nusistatysite po truputį ateis tas visų įvertinimas, kur bus trukmės, nustatytos tikslai pagalbos ir tada, na, kažkaip. O dabar dar neturite įvertintų vaikų pagal šitas tvarkas. Ar šitam pagalbos tvarkos teikime, pakeitimuose atsiras logopedo pagalba vaikams su ugdymosi poreikiais, nes visiškai paskui dingsta. Turėtų atsirasti, bet dabar negaliu čia taip tiksliai mes dabar kalbam vidiniai, tikrai, nes įstatymas yra pirminis, svarbesnis, o įstatymas nustato, kad turi būti teikiama, ar ne? Turim čia, nes ten ir buvo, anas teisės aktas išėjo anksčiau, švietimo įstatymas išėjo vėliau. Tai čia yra tam tikrų nesusikalbėjimo dokumento turbūt, bet iš esmės nemanėm, kad čia turėtų trukdyti, bet, nes atsiradus ta trukmė ir intensyvumas, ar ne, kuris turės būti reguliuojamas, bet viską suprantam, kad čia, taip paprastuoju būdu. Tie vaikučiai su dideliais poreikiais, jie po 3 mėnesių neišeis jau pasitaisę kalbą ir išmokę kalbėti ar pasiturtinę. Jo, neišeis, bet 5 metus jūs irgi nedirbsite, jeigu įsivertinot, pavyzdžiui, pagrindiniam ugdyme ar net, nežinau, kažkokius vertinimus atlikote, 4 metų ar ne, tai 5 metus taisyti ar kažkiek tą patį garsą, jeigu matot, kad jau neištaisoma, tai matyt mokysit su tuo gyventi. Kalbu apie visą kalbos sistemą, ne tik apie garsų mokymą. Jo, tai bet ar kalbos logopedas gali teikti tą pagalbą, kuris klinikinis logopedas turėtų teikti? Čia vėlgi klausimai, tai daug diskusijų, bet gal irgi šiandien neįspręsim, kaip sakiau, yra dabar svarstama. Ačiū. Na ir dar vieną klausimą galima atsakyti, nes laikas baigėsi, tai Ingrida matau eilėje. Ar girdit? Taip. Žiūrėkit, tai dar norėjau pasitikslinti, jeigu tėvai nesutinka su pirminiu šito vertinimu, tai mes kaip VGK irgi nieko negalim daryti. Ar vis tiek kažką tai per prievartą daryti? Žiūrėkit, jeigu tėvai nesutinka, tai jie turi jūs informuot, kad jie kreipsis apeliacijos, ar ne? Jeigu... Bet tai mes kol... Sakykit. 5 dienos. Jeigu toliau po 5 dienų tėvai nesikreipia, jūs tada vėl su tėvais, jie nesikreipia neteikė ar ne apeliacijos, vadinasi, tada koks jų sprendimas. Jie gali sakyti, mes atsisakom tos pagalbos, tada jūs sakot, taip, jūs atsisakot, bet jūs informuojat, kad stebim vaiko pasiekimus, matot, kad kažkas tai, jeigu vaiko ten raida nesikeis, nežinau, čia iki mokyklinio ugdymo klausimas, įstaigos, sakysim, vaiko raida vėluoja, atsilieka ar nestipriai nuo kitų vaikų, ten visokie dalykai, kalba, daug tų situacijų, ar ne,
Tai jūs pagal dokumentą informuojat tėvus, kad mes stebim ir tikrai esant poreikiui, jeigu jūs nesikreipiat ir pagalbos iš šalies, neinat ir vaiko raida nesikeičia ir pasiekimai vaiko nesikeičia. Vadinasi, jūs kreipiatės į vaiko teisės, siekdami užtikrinti vaiko teisę. Supratau. Supratau, dėkui. Dar matau, yra paskutinė Egitos ranka, gal paklausė ir tada pabaigsim jau šiandieną. Jo, gal, nes aš tikrai labai daug kalbėjau. Tai daugiau nebekelkit, rako, Egita, dar paklauskite. Negirdim, jeigu klausė. Tėvai klausė, jeigu buvo pedagoginės psichologinės tarnybos vertinimas ar ne, ten nebuvo termino nurodyto. Ir tiesiog jie mano šiuo metu, kad nebereikia pritaikyti programų profesiniam mokyme. Tai ką mums reikėtų daryti, ar ne vaiko gerovės komisijoje, ar pildyti pirminį tą vertinimą ugdymosi poreikių, ar nukreipti į PPT, tai va tiesiog yra toks ar ne neaiškumas. Jeigu jūs matot, kad nereikia tų programų pritaikyti, tai jūs ir nesikreipiat ir nieko tiesiog ir paliekat, taip kaip yra, ar ne, jis eina tiesiog kaip bet kuris kitas mokinys. Bet jeigu jūs matot, kad tikrai reikia pagalbos, reikia pritaikyti, nes kitaip bus sudėtinga jam, ar ne, įgyti tą profesiją, kurios siekia, ar išsilavinimą pagrindinį, tai ar vidurinį, priklausomai, tai jūs tada informuojat tėvus vėl, pradedat tą eigą, kaip ta eiga nustatyta. O yra terminas, kažkoks, tėvai sako 4 metai, kas 4 metai turbūt... Ne, nebėra. Pagal poreikį, net ir kas 3 metus ar kas 1 metus, arba jūs kreipiatės į tarnybą ir jums, pavyzdžiui, neišsamiai, kaip klausėt, ar ne, ten pasirodo, yra dalykai, kurių galbūt tarnyba jums neparašė, nesurašė, ar ne, kaip pritaikyti profesinio mokymo programas. Jūs tiesiog galite informuoti tėvus, kad kreipsitės papildomai patikslinti tarnybos rekomendacijas, kad jie patikslintų. Bet tikrai noriu paprašyti, kad dabar neužpultumėt profesinės mokyklos, nes jau suprantam, kad gali neturėti kompetencijų šito klausimu. Pastiprinsime ir kažkaip bendradarbiaudami pabandysim kažkaip jas pastiprinti tuo klausimu. Ačiū už supratimą. Ačiū. Tai ačiū labai Daivai, ačiū paklaususiems, visus klausimus negalėjome atsakyti. Dalis klausimų buvo apie specialistų krūvius, etatus, tai šitos klausimus tikrai galima rasti kituose teisės aktuose. O ką, Daiva, mes su neatsakytais darysime? Tai kaip ir kalbėjom, ar nesusirinksime po visų 3 susitikimų ir turime ten tiesiog tuos apibendrintą po vieną kitą klausimą, mes pabandysime tuos tipinius atsakyti, kažkokį tipinį įsivesti ir pateikti atsakymą raštu, turbūt jūsų tinklalapį, kažkur tai puslapyje. Turėtumėt rasti atsakymus, bet norim po visų susivesim, kad būtų aišku kažkokį, nes vis tiek visi klausimai labai panašus, aš labai suprantu, kad labai svarbu gauti atsakymą į savo klausimą, bet tokių klausimų gali būti ir 3 ir 5 paklausėjai ir 20 paklausėjų, tai taupant ir gerbent kolegas, tai pateiksime vieną atsakymą į vieną klausimą, tokį pat. Ačiū tada visiems dalyvavusiems ir iki pasimatymo kituose renginiuose. Ačiū ir viso gero.